Labas rytas, Hebra. Nu ką, maišom tepalus, startuosim šiandien jau. O, įsikūrėm. Ką dabar, kavytės pasinešim. Einam dabar, dar apeisim aplink mašiną, tradiciškai apsižiūrėti. Ar viskas tvarkoj? Padangos gerai. Aišku, čia ne Anglija, nieks tentų nepjausto, bent nesu girdėjęs, bet vis tiek apsižiūrim. Apsižiūrim įdėmiai. Viskas tvarkoj. Lempukai šviečia. Ten gerai. Viskas gerai. Paukščiukų nepagavom niekur. Ką? Dar tuo pačiu rytais apsiputinėjom orus. Smagiai, kai toksai oras yra, nelyja, sausa. Pačiam apsitvarkom. Bezdalus reikia išsipūsti. Labai daug dulkių iš to. Per dieną taip kelis sykius putinėtas dulkės nuo to kelio čia prineša tų dulkių, tai načio. Tai va, tai į sveikatą, Hebra. Padedam laikus. Būtinai, jeigu čia pradėjai žiūrėti. Nu ir ką, pusė 7 galim startuoti. Nes mums yra tiek tik tais iki tenais pusvalandukas geras. Tai va, galim po biškį startuoti tą. Smagiai, kai tokie auriukai, praleidžiam tas lengvasis. Dar pasižiūrėsim, kaip jie greitėjimo juostai važiuoja. Nes jau norvegai labai, kaip sakant, mokinti greitėjimo juostose elgtis. Tai va. Ką? Važiuojam išsikrauti. Nedaug ten turim, kiek ten tik 13 palečių. Grubiai trečdalis fūros. Taip keistai man, kad čia jie sugalvojo taip, nežinau, duoti tik 13 palečių. Jo, kaip sakant, į čia gali daugiau kažką nuvežti iki Drameno. Tikrai dar atrastų. Nu, gal nėra, čia jis gal man taip atrodo. Arba nėra skubios datos. Tai va. Jo. Gerai taip. Oras sausas. Mašinos švarios, pirštinės sausos. Smagu ir ten atitraukinėti. Ir vat, veidrodžiai taip neapsineša, tik apdulka. Biškį su popierėliu nusivalai.
Ir ką? Ir lekiam gavytę iš to. Taip, nepamirštam, chebra, laikus. Arba dislaikus. Nors, jeigu jau spaudi dislaiką, vadinasi nepatinka. O jei nepatinka, tai kam tada žiūri? Tada geriau iš karto ignoruoja, eini? Niekas nieko neverčia. Tai va, chebra, tai ką, lekiam, paskui matysim, ką pasikrausim. Aš abejoju, dar nieko neturiu, bet abejoju, kad kažkam nustoli nusiūs. Aš taip įtariu, šiandien bus, kol mes randas Speira. Arba Dramenas kažkur tais Bimas, Prismian, bet greičiausiai bus Speira. Tai va, šiaip priekabų mažai yra, tuščių. Vakar tą priekabą, kur iškroviau, sako, tipo, palik tą priekabą tuščią terminale aikšteliai. Bet aš kai tą sistemą biškį žinau, tai tas, kur krauna priekabas, aš jo klausiu, sakau, ar tau reikės, sakau, tuščios priekabos. Nesakau, aš dabar sakau, iškrovau, sakau, velku šalin nuo rampos. Nes būna, kad jie prašo prie rampos pristumti priekabą tuščią, kad jie staigiai pakrauti jau į keltus. Sako, dabar ne, bet sako, nevilk į tą seną terminalą, paliks, čia pas mūsų čia tą terminalę, nes sako, reikės, man sako, rytoj ryte tuščių priekabų 2. Nu ir aš priparkavau. Ir žiūriu, atvažiavo kitas tą priekabą capt ir išsivilko. Matyt, jam reikėjo tuščios priekabos. Ieškai išvažinėjai iš tos tokias terminalo, ten pravažinėjai tą senąjį terminalą ir matai, kiek tų priekabų stovi. Ir ten tik tai žiūri, stovi tik tais porą priekabų. Ir viena priekaba, tiksliai žinau, yra krauta. Nes ten taip per vidurį stovi. Ir matyt, kita yra krauta. Jeigu jisai pravažiavo pasiimti, nes jis buvo atvažiavęs, gavo užduotį ir išvažiavo iš to terminalo į senąjį terminalą. Ir parvažiavo nieko nepešęs. Tai aš įtariu, kad priekabų tuščių nieko nėra, tai čia manęs staigiai kraus jie. Tai va. Tai ką, chebra, dar sykį pakeliam kavos puodelį ir varom išsikrauti. Nu, atvažiavom. Einam, atsidarysim vartus. Mums reikia atbulas, tenis iš dešinės. Už tarptų 2 konteinerių tenis mums reikia stumti. Tai vat, aišku, galim stumti į 1-2 rampą, 1-2, bet tada reikės toli vežti paletes. O tarptų 2 konteinerių mums reikia pataikyti. Atsidarom dureles, vartelius. Nu ir aš jūs čia padėsiu ir važiuojam atbulą visi kartu.
Nu ką jūs? Viskas ok. Nu ką, kur čia jūs padėti geriau? Išsikulinėjimui. Padarom greičiau. Nu ir kaip greit įsikrovėm, kokie mes esam šaunuoliai. Nu ką, vaikiam darbus. Vadinasi, tada jūs paliksim čia ir varom lauk. Nu ką, pastovėjom kiek valandą laiką. Atsiuntė pagaliau. Kaip ir sakiau, viršui speiroj, reikia speirą varyti pasikrauti. Referencijų numeris 6,5 metrų ir likusi stokį dasikrausim. Tai vat. Nu, tai kaip ir sakiau, tai ką, varom chebra tada į speirą, į viršų pasikrauti. O kad 6,5 metrų tai gerai, pusė priekabos. Tai, kaip sakant, tenta, tik atitentuoja į vieną pusę ir viskas, neskubant savo, susidėti diržus, pavažiuoja ir tada nereikia skubėti tempti antros pusės, į priekį tempti. Tai va, tai viskas eina pagal planą. Tai ką, tada varom į speirą.
Nu, nežinau, kaip čia bus su tuo svoriu čia. Čia 1,8, 3,8, 4,8, 5,7 jau gaunas, 5 tonai 700. Nu, kaip ir gerai, bet tas biški jau čia gaunas, biški per daug, man atrodo. 5,7, 7, 8,5, 9,5, 10 tonų, 11,200 panašiai. Vat, kad tą būtų dėję šičia, tą čia, jau 200 kg būtų biški ir tą su šito būtų sukeitę. Nu, bet jie tipo geriau žinau. Nu, pasikrovėm. Jo, nu, svoris, man atrodo, tip-top. Nu, jie žino tą programą, matyti, ten turi išskaičiavę, kaip kur ką krauti. Ir pakrauta. Nu, jeigu pagal mano skaičiavimus aš skaitausi 2 tonom sunkesnis nei dviašis europinis, tai vadinas lygiai 18 tonų dabar yra ant mašinos. O pas manęs rodo 19, tai panašiai 920 tonų rodo, kad ant mašinos yra. Nu tai riba, nu tai maladiec panelė, gerai pakrauta. Tai ką, pasikroviom ir man buvo parašy, kad likusi pasikrausimės Bringės tokiai. Tai neskambinu, aš tik parašiau, kad pasikroviau ir važiuoju į Bringės tokią. Nu, išvažiavimas. Ir kad važiuoju į Bringės tokią, tai turėtų atrašyti. Neužilgo, kad okei. O jeigu ne okei, tai jie parašys, kad kažką kitą. Bet ne, jau matyti, jau suplanavę yra, kad jau tą antrą priekabos dalį krauti stokiai, jau tai kažką tais turi. Šiaip jo, aš jau vakar parvežiau, iškroviau ten tą Vokietijos, ten 4 buvo, juk į BC Vokietiją kažkokį tai ir vienas į BC į kitą miestą Vokietijos, tai 5 į BC krausis marods. Tai matyti, tos ir pasikrausiu aš. Tai va. Tai ką, hebra, lekiam. Da, užsuksiu aš į kolonėlę Hortinę pasimti kavos. Taip kad kažkaip tais neskubu, viskas normaliai. Aš taip įtariu, kad čia bus ne per daugiausiai to darbo. Čia gali būti, kad... Aišku, visko gali būti. Nespėliojam. Gerai, varom į kolonėlę, tada varom į stokę. Pasėmėm kavytės ir pakeitimai planuose. Įdomiai čia skambina, sako, Raimundai, sako, turim 2 pakrovimus dar, paėmimus, šį ir Lankusas. Nieko savo galvoju. Tai aš jau kaip tik čia pakeliu važiuoju, tai čia man jau gaunasi blembas biški vėjai. Tai aš jau keltu turiu važiuoti į antrą pusę. Tai nu, ką atsiunti? Pirmas Princess Grumė, šį 7 paletės. Antras Adam Express Lankusas. Nu tai varomės dabar tada į šį. Nu geras. Nesitikėjau. Tai gerai, tai varom keltų į priekį. Krautis ir tipo iškrausim viską stokiai. Nu
varom jau į keltą. Štai ir atplaukiam į antrą pelkės pusę. Persikėliam. Nu ką, tada varomės mes į tą jau pakrovimą. Šį miestelis. Na štai ir miestelis šį. Rašosi Ski. Nu, kur čia bus Princess Group? Ai, vo, jau matau tą Princess, tai čia tos parduotuvės čia yra tos Princess Group S. Tik įdomu, kas čia bus, nes čia tipo man dar reikia paimti ATA karnetą iš jų į Bringą parvežti. Tai čia eisiu su karnetu. ATA karnetu. Nežinau, kas čia bus. Bus kokie dėvėti daugkartiniai daiktai. Nu ir ką rašo planai, per kurį važiuoti, per kurį išvažiuoti. Šičia negalima, guest varimo tak deliveris. Tai čia mums tenais įvažiavimas. Čia vienpusis gaunasi, kiek supratau. Princess Group, tai čia kur mes gausiu. Rampos čia tokios žemos. O čia įvažiavimas yra. Čia žemos rampos. Nu, įdomiai. Nu, žiūrėsim. Kas čia, gal čia ir bus aukštų rampų, didelių. Matysim, ne, čia nėra. Čia bus jau čia tom mažytėm mašinom. Čia distribucinė vadinamom. Nu, bet įsiaiškinsim. Nes čia tipo turi būti, ale parašė paletės ir biurai. Tai tie biurai yra konteineriai. Bet jeigu čia yra Bringo konteineris, tai nebent čia su tuo krakaboru užkelia. Nu, bus, man atrodo, čia įdomu. Na, gal su tuo traku ir pakraus čia mano. Visko gali būti. Kur čia eisim, kur ofisas. Aikštelė čia. Tai čia gal tos konteineris paims. Dažnai bus bairis čia sustojus, sakys, gerai, tai čia tau ir atvešimės iki čia 7 biurus konteinerius ant ratukų. Tai va, einu išsiaiškinti. Nu, išsiaiškinau. Viskas čia tik tais juokingai. Čia, kaip sakant, aš geriau žinojau, ką man krautis. Tas vienas iš ofiso nusiuntė į kitą galą mane. Ten nuėjau, sakau, man reikia, sakau, taip krautis. Sako, tai vos, sakau, tie konteineriai. Sakau, ne, sakau, čia, sakau, yra, sakau, ne. Aš manau, kad ten tie drabužiai supakuoti nauji, o sakau, čia subudau, sakau, man turi būti dar ATA karnetas. Sakau, jeigu ATA karnetas yra, sakau, vadinas, turi būti dėvėti daiktai, sakau, panaudoti. Ir čia, kaip sakant, kaip kraustymuisi, čia manos iš teritorijų čia eina, čia gal neišina, kaip nesuprasti. Nes visą laiką, kiek vežu, ATA karnetas tai yra daiktai, ofiso ar kas, bet jie, karočią, naudojami iš naujo. Tai aš pamačiau šone
kitus konteinerius, tos biurus. Ir vieną paletį ir žiūriu etiketės Prancūzija. Tai sakau, čia mano yra, ir da kaip tik ATA karnetas priklijuotas. Tai kai sakau, man reikės, sakau, kai jūs man pakrautumėt, nes čia rampų nėra. Tai sako, gerai, surado žmogų, kuris kraus. Nu, einam krautis. Nu, va, pasikroviau. 2 konteinerius taip dėjau, 3 taip, 5 ir 2 paletės. Jo, šiaip šitos priekabos nėra skirtos vežti tiems konteineriams. Juolab, kad čia dar netgi neužsirakina ratukai. Tai vat, tai aš 2 taip sudėjau, dėjau 2 taip, ne 3, nes čia diržai neleis pilnai įsiremti į priekį. Tai aš dar, kai įsiremti į priekį, tai tos 2 konteinerius rišau su diržais kartu, kai jie laisvai nevaikščitų. Paskui tuos 3 rišau kartu. Ir paskui vieną diržą ėmiau aplinkui viską. Ten saktis apeina, kad nieks į priekį man nevažiuotų. O atgal tik kaip nors ir nevažiuos. Tikėkimės. Vis tiek mes tiek razgoną neduosim, kad duotų į galą. Tai vas, aš čia tokie naudoti daiktai čia, kaip sakant, kai žmogus krausasi, ar čia koks į kontorą čia kelnojas pirmyn atgal, vežioja savo daiktus. Tai tas ATA karnetai kažkokie čia yra dokumentai. Dokumentai buvo prie paletės ATA karnet. Tai juos reikia parvežti į Bringą. Ir įdomu. Ai, čia jau reikės, jeigu Prancūzija, tai vadinas, jie važiuos į Colorline. Jau Colorline muitininkai tvarkys. Aišku. Tai va, tai biškai reikėjo pasiknisti. Aš čia biškai nemalonų žmonės tokie. Reikėjo biškai man pačiam pasiknisti. Tai va, tai ką, užsidarinėjom ir važiuosim į Lankusą krautis. 3 vietą. Ir kur tas dabar bus šie Adam Express? Ką turim. Nu jau čia pasikraunam, čia 3 vienetai. Čia pasikraunam ir būtų gerai, sakytų, minkys tokia. Bet kol aš tuos įsikrausiu, tuos konteinerius, blečiai, atsiprašau. Diržų pridėjau, reikės pačiam ten su jais žaistais diržais. O, jau matau reklamą. Adams Express. Šešių rodiklės. Ir konteineriai netgi yra Adams Express pavadinimu. Tai čia tas Adams Express, tai čia jau rimta firma, jeigu ir konteineriai su jų užrašais. Nu, žiūrim. Čia, kad pas jų labai taip ankšta čia, kad čia reikia atbulam įvažiuoti kibą, arba priekiu įvažiuoti, atbulą išvažiuoti. Nu tai stumsim atbulį čia kaip nors. Nu, panašiai tilpsim. Reikia tikėtis, kad įtilpsim. Čia tik spėdinę gausim nuo kaimynų, kad jų kiemų biškį pasinaudojom. Nes šiaip daug įmonių nemėgsta, kai tu pasinaudoji jų įvažiavimu, bent biškį. Bus bairis, mes čia įsistumsim atbulą, sakys. Ten aplinkui būtum atvažiavęs. Svarbu tvoros neišversti ir čia gėlių vazono. Opapa. Taip biški baisiai pasilinko mašiną.
ten kažkur lengvoji gale važinėjęs, kad nesigalvotinai man lįst mums į tarpą, kad neužkliūčiau. Nu, žiūrėkit, ar ne šaunuolis Raimis. Ir įlingavau aš į vidų. O, čia netgi reklamos, vokiečių vėliavų, norvegų vėliavų, tipo tur retur. O, čia jau čia mano tie 3 ir yra. Biškį mes pasistatom normaliau, kad nebūtume mes kai kokie rumunai, bulgarai vidury aikštės ras sustoja ir viskas. Reikia biškį padoriau sustoti, tvarkingiau. Čia plautokio nieko nėra. O mes dabar galim čia šalia tos Volvos atsistoti. Tvarkingai ir vis tik čia mums per šoną kraus, aš taip manau. O gal per galą sukiš. Turi su ilga šakės. Gal per galą sukiš. Būtų gerai. Būtų gerai. Gal čia ne, man. Ne, čia Holger Fischer, čia bus ne ta firma. Mano bus toliau Adam Express. Nu, čia vaikšto vienas, bus nepatenkintas, kad aš čia sustojau. Einu žiūrėti. Nu, čia pikti dėdės buvo. Aš kaip jau sakiau, yra vietų, kur nemėgsta firmos, kad sustoja jų teritorijoje. Jezu, atrodo, kad jau bus čia katastrofa, čia pasaulio pabaiga, ar čia konkurencija. Antiek netgi, čia turi žinoti, kur ta riba yra jų teritorijos. Ten tipo vartai, čia mūsų, čia, karoči, ne jų teritorija. Varyk atbulas tenais, karoči, prie anų vartų. O Jezu, nu. Pikti dėdės, pikti. Nu. Politika čia jų. Tai va, čia net nefilmavau, čia tokia nemalonė aplinka. O čia tokias 3 labai didelės dėžės. Kaip tik, kaip 2,20 plotis, per priekabą gaunasi ir 1,15 m ilgis. Tai turėjau aš vietos 3,60 priekabui. Tai va, kaip tik sukišom 3 taip. Ir liko tenis. Per sprindį vietos. Visio, akurat viskas pakrauta. Tai ką, važiuojam mes dabar į stokę, sakė. Visus tuos iškrauti. Jo. Biški darbelis yra. Yra čia darbelio. Tai va, tai ką. Lekiam tada į stokę. Žiūrėsim, kiek čia truksim. Man atrodo, porą valandikį, o 2 valanda. Tada skaitykim, gali papulti ir kamštukas draminė. Nežinau, yra minčių varyti per keltą. Bet nežinau, kažkaip tais. Nežinau, dar matysiu, iki nuvažiavimo važiuosiu. Gal varysiu aš geriau. Gal varysiu geriau per draminą. Nežinau. Tai va, nu matysim. Varom. Nu tai ką, hebra. Biški palaukiam. 2 valandikės priekabą, kol parvažiuos iš Colorlaino. Mes tą priekabą iškrovėm. Ir viskas, ir palikom aikšteliai. Ir laukiam porą valandų, kol partems mums priekabą. Tai vat ir dabar turim tą priekabą rytoj išsikrauti. Kiek čia mes dabar visko turim? Oi, mes dar valandą turim važiavimų 4 valandas. Bet mums tiek nereikia. Mums užtenka poros valandų iki namų. Tai va. Rytoj mums yra 2 iškrovimai. Frogneris. Ten nesu buvęs. Kažkokią naują vietą. Ir paskui Raufusą. Sakė, Raufuse pakrovimas. Tai vėl čia tai bus buferiai, bumperiai tie. Visi Porsche, Audi, Volkswagenai. Nes į tenais 4 konteineriai tie yra tuščių konteinerių, to 4 stulpai.
Tai va. Tai šiandien toks darbelis. Biški buvo judesiuko. Ryte tai biški lengvai, paskui tai biški reikėjo pajudėti su pakeitimais planų. Ir vakare vėl reikėjo porą valandų palaukti, kol priekal partėms. Tai ką ta hebra? Kaip ir šiandien darbai baigti, dabar važiuojam namo ir rytoj startuosim. Matysim kada. Per daug nesidraskysiu, bet ir nelabai vėlai. Mano kokį 6 pradėsiu darbuotis, kad būtų Javnakiri. Per Honefosą važiuosiu, kad būtų Javnakiri. Kolonėlį atsidaryta, kavos pasimti. Tai vat, tokios ta žinios tada. Tai va, tai ką? Noriu tau padėkoti, kad žiūrėjote, kad buvot kartu, kad laikinat. Ir susimatysim sekančiam video. Iki tada, hebra.